Nemažai lenkų tautybės žmonių nekalba lietuviškai. Mitas ar tiesa? Aš lenkai tai moka, būna galbūt Aš drįsčiau paprieštarauti, nes man taip kažkaip atrodo, kad lietuvių kalba turėtų būti sustiprinta labiau lenkų klasėje. Manau, dalis tiesos yra visgi, jeigu imant į Šalčininkų, į Baltosios Vokės pusę, tenai sunku susišnekėti lietuviškai, nes dar ir Lietuva. Mano kolegė, kaip minėjot, ponė Alberta, kad mes neturim jokių priešiškumų, absoliučiai jokių. Ji puikiai šneka lietuviškai, aš aišku, kai aš esu gydytojas, su pacientais kartais reikia šnekėti lenkiškai, tai turbūt lenkam reikėtų nesiklausyti, kaip aš šneku. Kalbėsime apie ūkininką iš Azerbaidžano, Šalčininkų rajone. Dabar klestintis verslininkas ne tik rodo gerą pavyzdį kitiems smulkesniems Šalčininkų rajono ūkininkams, bet ir galima sakyti apsaugo nuo nedarbo vietinius, siūlydamas darbo savo ūkyje. Žmogus socialinė būtybė, negali vienas gyventi, aplink mūsų irgi turi gyventi žmonės. Ir reikia padėti, vieni kitiems būtinai reikia padėti. Šiandien kažkam reikalinga pagalba, aš padedu, o rytoj, jeigu man reikalinga bus pagalba, kiti man padės.